Sveiki, su jumis vėl Tardymo centras Daimon. Ir šiandien remontuosim sausą kostiumą. Štai prieš jūs mano neapreninis sausas kostiumas, aš su juo nardžiau gal kokios 8 metus. Šiaip kostiumas yra tikrai labai neblogos dar techninės būklės, tačiau pradėjo leisti neapreniniai manžetai. Kaip žinia, neaprenas turi tendenciją sent ir šitie manžetai pradėjo praleisti vandenį. Taigi šiandien keisim neapreninius manžetus į lateksinius manžetus. Taigi tam, kad mes galėtumėm atlikti šitą operaciją, mums prireiks savame suprantama pačio kostiumo, poros va tokių lateksinių manžetų, klijų, aš naudoju va tokios 2 komponentų klijus, šablono, tiesiog pasinaudosim va tokio butelio, kuris tinka pagal diametrą, žirklių, bolelio, apdalinės juostos, da ir paprastos izoliacinės juostos. Taigi pradedam. Pradžiai mums reikia išversti rankovės. Ir kadangi mums šitie manžetai jie vis tiek leidžia ir nebetarnauja, mums jų nebereikės. Mes juos galim nukirpti. Mes juos nukirpsim taip, kad liktų maždaug, na, vat, kokie 2,5–3 cm neapreno. Na va štai, kostiumas nebeteko 2 senų manžetų. Dabar, tam, kad įklijuot naujus manžetus, mes paėmam, įstatom butelį į rankovę. Ir kad butelis pas mus neslidinėtų, mes jį užfiksuojam. Taigi va. Dabar paimam manžetus. Čia bus manžeto vidinė pusė. Ir gražiai išlyginam manžetą ant butelio. Na, vat štai puikiai atrodo manžetas. Mes jį taip pat užtvirtinam izoliacinę juostą. Ta patį padarom su kitu rankoguliu. Dabar mums reikia paruošti klijavimo paviršius. Na štai, mes beveik paruošėm viską klijavimui. Taigi dabar mums reikia paruošti klijuojamus paviršius. Tam, kad tą dalyką padaryti, mes pasinaudosim tokio įrenginio. Ir sušiaušim. Taigi, mes užbaigėm paruošimą klijuojamų paviršių. Jeigu mes neturim
kažkokiu tai prietaisu, tai galim pasinaudoti va tokiu paprastu būdu su švitriniu popieriu. Gerai perėjai. Taigi mes tą dalyką jau padarėm, pas mus abu klijuojami paviršiai yra paruošti. Dabar reikia nuvalyti dulkes ir nuriebalinti. Tiesiog šiandien po ranka turiu acetoną, tai naudosiu jį kaip nuriebalinti. Prieš pradedant klijavimą mums reikia pasiruošti klijus. Kaip minėjau, naudojam du komponentinius klijus. Ir šitiem klijam naudojamas kietiklis. Jų reikia visai nedaug. Ir gerai sumaišę. Na va. Ir mes pasiruošę dabar uždėti pirmą sluoksnį klijų. Po to, kai mes užtepėm vieną sluoksnį klijų, mes duodam šitiem klijams nudžiūti. Ir tą patį galim pakartoti su kita rankove. Na štai, pirmas klijų sluoksnis išdžiūvo ir mes pasiruošę pakartoti operaciją ir užtepti antrą klijų sluoksnį. Taigi ant mūsų manžetų dabar yra du klijų sluoksniai. Mes dabar užtepsim trečią klijų sluoksnį, duosim truputėlį pradžiūti, kad paviršiai dar būtų lipnūs ir sujungsime lateksinį manžetą su kostiumu. Taigi įmam klijus. Ir trečias sluoksnis. Na štai, čia yra 3 sluoksniai klijų ir trečią sluoksnį mes džiovinam iki tokio stovio, kai jisai dar lieka truputėlį lipnus. Ir dabar bus pats atsakingas momentas. Mums dabar reikia labai kruopščiai sujungti neapreninį kostiumą su naujais manžetais. Labai neskubėdami, labai kruopščiai. Tiesiog žingsniukas po žingsniuko. Neskubėdami. Štai, vat taip pas mus viskas gavosi. Dabar mes paėmam volelį ir su voleliu labai gražiai praeinam ir sulyginam. tą patį padarom su kita rankove. Šitas veiksmas reikalauja kruopštumo, dėmesio. Ir volelis. Na ir kad truputėlį užspaust, ar dar
užklijuoju ant viršaus izoliacinę juostą. Jinai dar veikia kaip, sakykime, presas. Taigi va, mes praktiškai užbaigėm klijavimo darbus. Galima sakyti, kad mes turim naujus manžetus. Dabar va taip paliksim manžetus ir rankogalius 24 valandom, ateisim rytoj ir žiūrėsim, kaip gavosi. Štai praėjo 24 valandos po to, kai mes klijavom manžetus. Ir dabar laikas pasižiūrėti, kaip pas mus viskas gavosi. Nuimam visas tvirtinimo juostelės ir žiūrim savo darbo rezultatą. Išimam butelį. Na štai mūsų darbo rezultatas. Atrodo tikrai neblogai. Išversim į kitą pusę ir pasižiūrėsim, kaip tas atrodys. Taigi mūsų darbas atrodo taip. Turim naujus lateksinius manžetus. Mes juos priklijavom vietoj šito neapreninių. Kai matot, čia yra toksai perėjimas. Šiaip nardymui tikrai tas įtakos neturi, bet, sakyčiau, būtų gražiau, jeigu mes uždėtumėm ant viršaus tokią apdailinę juostelę. Šitą juostelę dar vadina water tape. Tai dabar ją ir priklijuosim. Klijavimo technologija lygiai tokia pat, kaip mes klijavom manžetus. Pasinaudosim šitais šablonais, vėl įkišim butelį į vidų. Atsimatuosim, kiek reikia juostos. Sušiaušim paviršius juostos, manžeto. 3 kartus patepsim mūsų klijais ir paskui išklijuosim pačią juostelę. Atmatuojam, kiek mums juostelės reikės. Aptepam. Ir vieną galą padarom tokį suapvalintą. Ir dabar mums reikia paruošti klijavimui klijuojamus paviršius. Sušiaušim lateksą ir sušiaušim vieną pusę juostelės. Taigi viską pašiaušim, dabar nuriebalinam ir tepam klijais. Ir juostelės. Ir taip pakartosim 2 kartus. Iš viso pas mus, kaip praeitą kartą, bus 3 sluoksniai klijų. Mes jau 3 kartus pricėpiam klijų ir dabar pats laikas klijuoti juostelę. Ir taip pat naudojam juostą. Dabar mes užklijavom upėlinės juostutes ir vėl reikia palaukti 24 valandas. Po 24 valandų mūsų kostiumas bus pasiruošęs neimui. Vakar mes užklijavom apdailos juostutes. Šiandien mūsų kostiumas praktiškai gatavas. Galim viską nuimti ir pasimatuoti. Va toks pas mus dabar gavosi finalinis rezultatas. Taip atrodo mūsų nauji lateksiniai manžetai. Aš arčiau. Dabar galima pasimatuoti kostiumą. Prieš naudojant lateksinius manžetus mes naudojam talką, truputėlį to talkų, tos manžetus
pabarsto. Taigi darbas užbaigtas. Mano sausas kostiumas vėl tapo sausu, turiu naujus latiksinius manšetus ir pasiruošęs naujiems nerimams. Ačiū, kad buvot su mumis, čia buvo nardymo centras Diamond ir iki sekančių.